Šita video medžiaga yra tau, jeigu tu nebežinai gyvenime, ką daryti. Jeigu viskas užkniso, arba viskas atsibodo, arba jautiesi užstrigęs užburtam kažkokiam žiurkių rate ir nežinai, kaip iš to išeiti. Nežinai, ką daryti, kaip rasti prasmę, niekas nebedžiugina, nuobodu, arba perdegiai ir tiesiog nebežinai, kas tau yra, tiesiog nebesmagu, nebegera gyventi. Daug žmonių tame užstrigę ir šitam 21 amžiuje mes bėgam, lekiam, skubam, lenktyniaujam žiurkių rate, kad gražiau atrodytumėm Instagram'e ir Facebook'e, kad galėtumėm pasirodyti prieš draugus, kokį namą nusipirkom, ar kad viduje jaustumėmės gerai, mes norim išlėkti 3 kartus į metus į kelionę, arba tiesiog atrodyti gražiai, susidėti naujus papus, ar nusipirkti naują Porsche. Tačiau ne visada šitie dalykai, o tiksliausiai beveik niekada šitie dalykai neatneša tikros ilgalaikės laimės ar ilgalaikio pasitenkinimo. Dėl to, kad šokinėja mūsų dopaminas. Mes tiesiog norim išoriškai būti geri, atrodyti gerai, bet tai nesuteikia vidinio džiugesio. Ir ką daryti? Paruošiau šitą kursą tam, kad pagaliau išsiaiškintumėm savo aiškias vertybės, kur mes praradinėjame energiją, ar mes esam užstrigę nuoboduly, ar mums apskritai tapatybės krizė, ar mes tiesiog perdegę. Ir mes sužinotumėm, kur tiksliai mes esame. Tai 2 valandų medžiaga, kurioje rasi visus reikiamus atsakymus, kaip visgi išeiti iš to užburto rato. Visos rekomendacijos, ką daryti, kad pagaliau susitvarkyti tai, kame tu esi. Ir kad nebelenktyniautumėm su tais turtingaisiais, kad nebelygintumėm save su kitais, kad išsiaiškintumėm grinasias savo vertybės, paruošiau šitą kursą iš 4 dalių. Pirmoji daly kalbėsiu apie tai, kaip atpažinti, kur dabar esu. Ar užstrigęs, perdegęs, ar nuoboduly. Antra dalis apie dopaminą ir jo veiklą mūsų endokriniai sistemai, kad aiškiai žinotum, kokie veiksmai tau skatina tos dopamino šuolius, dėl ko tu jautiesi labai gerai, labai blogai, labai gerai, labai blogai. Trečia dalis išsiaiškinsim vertybės, tikslus gyvenime ir pagaliau duosiu tau aiškias užduotis, kaip sukurti tą prasmę, kad gyventi būtų gera ir smagu. Na ir 4 daly visi praktiniai patarimai, kaip pagaliau pereiti nuo minčių prie konkrečių darbų, kaip pasiekti tai, ko iš tikrųjų nori, kad būtų faina ir gera gyventi. Jeigu jauti, kad pastrigai, jauti, kad nebedžiugina niekas gyvenime, kviečiu pažiūrėti šitą video medžiagą.